Ką savo pasirodyme Kaune su nostalgija prisiminė Merūnas? Kaip Paulinai Paukštaitytei sekėsi net 2 koncertuose Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje? Kokios scenos žvaigždės džiugino žiūrovus renginyje Roko amžius arena šou? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Gruodžio 12-ąją savo koncertinį turą Pakelk akis pradėjo atlikėjas Merūnas. Gimtajame mieste jaudinosi labiausiai. Prieš koncertą sakė Merūnas Vitulskis. Kaune gimęs, augęs ir įspūdingą skaičių mokyklų čia pakeitęs tenoras prieš pasirodymą dar pajuokavo. Salėje tikrai bus nors vienas iš mano mokytojų, nes, jei neklystu, mokiausi 9 mokyklose. Tai mano mokytojų skaičius tikrai įspūdingas. Kaip paaiškėjo vėliau, salėje tikrai buvo viena pirmųjų Merūno mokytojų. Dainininkui apie tai po koncerto pranešė draugai. Pati moteris pas savo buvusį mokinį į užkulisius neužėjo. Aš labai noriu perduoti žinutę visiems savo buvusiems pedagogams. Jei būsite mano koncertuose, labai prašau, neišeikite iškart, ateikite drąsiai pasisveikinti. Man bus be galo malonu jūs vėl sutikti ir aš tikrai noriu asmeniškai padėkoti kiekvienam, nors dėl mokyklų dažno keitimo ne visus ir prisimenu. Sakė atlikėjas. Dainininkas prisiminė, kad daugybę mokymo įstaigų pakeitė ir dėl dažno kraustimosi, ir dėl su mokslais bei drausme susijusių problemų. Galbūt todėl Merūno išskirtinis vokalinis talentas buvo pastebėtas neįtikėtinai vėlai. Nežinau, kodėl nematė, gal nežiūrėjo rimtai, o aš ir pats neparodžiau, nes nelabai tada supratau. Dabar, kai pagalvoju, keista, kad iki 16 metų nelabai kas žinojo, kad galiu dainuoti, kol per vienas kalėdas buvo mokykloje koncertas ir sudainavau Tyli naktis. Mokytojai salėje apsiverkė, o aš pirmą sykį susivokiau, kad ko gero turiu kažkokį gebėjimą. Šiandien neįtikėtinai skambančią istoriją pasakoja vienas geriausių šalies tenorų. Koncerte Pakelk akis gerbėjai galėjo iki soties pasimėgauti jo nuostabaus tembro tenorų. Drauge su muzikantais Dariumi Rudžiu ir Juliumi Valandžiausku Merūnas pristatė 1,5 valandos trukmės programą, kurioje ir jo paties kurtos bei jau spėjusios populiarumą pasiekti dainos Mylėk širdim, Ar tai tu, bei titulinė turo daina tapusi Pakelk akis. Žinoma, koncertas nepraėjo ir be dainininko vizitinė kortelė tapusių Karuzo, Tas jausmas, Jei tiki ir O gražuolė, su kuria dainininkas sieja labai nevienareikšmis santykis. Kai tik man atnešė jos tekstą, aš pasakiau, kad tikrai to nedainuosiu, tačiau likimas sudėliojo savaip. Ne tik padainavau, bet ir kitą dieną atsibudau žvaigžde. Anksčiau tikrai jausdavau didžiulį vidinį pasipriešinimą, kai ją dainuodavau, bet tuo pačiu suprasdavau, kad žmonės jos nori ir kitos išeities neturiu. Ilgą laiką tas vidinis konfliktas mane kamavo, bet pastaruoju metu jaučiu vidinį susitaikymą su šiuo kūriniu. Tas nenoras jį dainuoti kažkur dingsta. Turbūt taip baigėsi jaunatviškas maksimalizmas ir prasideda gyvenimiška išmintis. Juokėsi Merūnas, tradiciškai O gražuolė koncerto pabaigoje, žiūrovų garsių pageidavimų atlikęs 2 kartus. Merūno koncertų turas Pakelk akis gruodžio mėnesį taip pat surengtas Vilniuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Utenoje, Klaipėdoje, o baigėsi jis paskutinę metų dieną Alytuje. Paulinos Paukštaitytės karjeroje didžiuliai ir svarbus įvykiai. Atlikėja gruodžio 13-ąją surengė net 2 koncertus Vilniaus Šventos Kotrynos bažnyčioje, kurie buvo pilnai išparduoti. Tarp atlikėjos pasiekimų ir nauja akustinė programa, kuri klausytojams atskleidė Paulinos kūrybos kitą pusę, bei svarbios naujienos apie būsimą 2. autorinį albumą. Nuo pirmo koncerto paskelbimo rugsėjį bilietai į pirmąjį pasirodymą buvo išgraibstyti per mažiau nei mėnesį. Kadangi buvo tiek daug norinčiųjų įsigyti bilietų, buvo paskelbtas papildomas koncertas. Neapsakomas jausmas suburti tiek daug žmonių. Šį vakarą mes vienoje vietoje subūrėme beveik 1000 žmonių. Tai yra momentas, kurį įsiminsiu visam gyvenimui. Džiaugėsi Paulina.
Koncertuose atlikėja pristatė ypatingą akustinę programą, kurios skambesys buvo intimesnis ir jautresnis nei įpratę jos klausytojai. Šis koncertas reikalavo daugiausiai pasiruošimo nei joks kitas iki šiol. Begalės repeticijų, natų aranžuočių, gaminome dekoracijas. Pasiruošimas truko 3-4 mėnesius. Prie šio koncerto įgyvendinimo prisidėjo apie 50 žmonių, skaičiuojant nuo aranžuotojo iki mūsų asistentų. Pasakojo atlikėja. Koncertuose klausytojai buvo apdovanoti ne tik muzikinėmis premjeromis, bet ir didžiulėmis naujienomis. Paulina pasidalijo, kad jau kitų metų pradžioje pasirodys jos antrasis autorinis albumas. Tai yra tik 2 koncertai, kurie baigėsi per vieną vakarą, bet tikrai žinau, kad šita patirtis ir ši emocija liks labai ilgam. Ir tvirtai jaučiu, kad esu pasiruošusi naujam etapui su nauja kūryba ir nekantrauju ją pasidalinti su visais savo klausytojais. Atskleidė dainininkė. Be to, koncertuose pirmą kartą nuskambėjo bendras Paulinos kūrinys su atlikėju Gabrieliu Vageliu. Gabrielius Vagelis mano koncerte buvo ne be priežasties. Visų pirma, jį laikau labai artimų draugų, žmogumi su labai didelė ir gražia širdimi, beprotiškai patikimu žmogumi bei nuostabaus balso savininku, kurį labai mėgstu ir myliu. Todėl nusprendėme kartu su juo įrašyti dainą mano antrajam albumui. Ši daina pirmą kartą ir nuskambėjo viešai šiuose koncertuose. Teigė Paulina. Atlikėja atskleidė, jog naujasis albumas tai ne tik jos muzikos žingsnis į priekį, bet ir naujas kūrybinės kelionės etapas. Gruodžio 13-osios vakarą Šiaulių arenoje griaudėjo garsiausi visų laikų roko muzikos hitai. Gausus būrys žinomų aktorių ir atlikėjų – Oneida Konsunga, Vidas Bareikis, Egidijus Sipavičius, Liepa Mondeikaitė, Simonas Storpirštis, Indrė Launikonytė ir Vladas Kovaliovas. Klausytojus sukvietė į energiją ir jėga pulsuojantį roko epochos pagerbimą pavadinimu Roko amžius arena šou. Kaip teigia koncerto organizatoriai, šiuose koncertuose muzika susijungia su istorija, šou elementais ir unikaliais scenografiniais sprendimais. Koncertų metu skamba žymiausi tokių grupių kaip Queen, Def Leppard, Whitesnake, Deep Purple, Guns N' Roses, atlikėjų Tinos Turner, Eltono Johno ir daugelio kitų kūriniai. Po renginio premjeros atlikėjas Vidas Bareikis pasakojo, jog kiekviena daina scenoje savo energiją ir nerimstančią euforiją skambėjo lyg paskutinė, finalinė koncerto daina, o tokių jų buvo per 20. Mums šį lygį pavyko patempti ir įgyvendinti tik visiems kartu, kai kur duetu, kitus kūrinius 3 ar 4, dar dalį visiems 7 vietoje vieno originalaus atlikėjo. Šio projekto sėkmė didelė ir įvairi komanda. Teigė Vidas. Jam pritarė ir aktorius bei dainininkas Simonas Storpirštis, sakydamas, kad roko muziką ir jos jėgą įvertino tik šiemet, pradėjęs dirbti su Roko amžius arena šou projektu. Bet kuris profesionalas tokia kompanija džiaugtųsi ir didžiuotųsi. Tas energijos užtaisas, kurį kaupėme repetuodami premjeros metu, tiesiog išsprogo kaip vulkanas. Buvo be galo smagu. Neslėpė atlikėjas Egidijus Sipavičius. Roko amžius arena šou koncertus režisuoja kino režisierė Indrė Juškutė, o šviesų dizainą, scenografijos sprendimus, atkuriančius pašėlusio roko amžiaus dvasią, kuria novatoriškas šviesų ir scenografijos dailininkas Paulius Varonenka. Muzikos aranžuočių autorius, kompozitorius Giedrius Nakas. Roko amžius arena šou koncertai taip pat įvyko Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!